Sveiki visi mano mylimi žiūrovai, šiandien aš atėjau į savo kanalą su nauju filmuku ir kalbėsiu apie kompaniją Smells Like Spells. Lietuvių kompanija, kuri gamina žvakes kvapnes, mažas žvakutes, smilkalus ir kvapus namams. Ir kaip matote, už manęs dega nuostabi žvakė. Aš ją pasiimsiu, kad jums parodyčiau, kaip atrodo. Va, pažiūrėkite, yra pavadinimas. Labai graži pakuotė ir viduj yra labai įdomus knatas, apsišviečia jums nesimato, tai medžio dagties toks knatas, jisai ganėtinai storas ir labai įdomus. Man neteko niekur kitur matyti tokios formos knato. Taip pat ši žvakė turi štai tokį dangtelį ir galima uždengti, kai nenorime deginti. Ši žvakė buvo įpakuota štai tokią gražią dėžutę. Irgi apsišviečia, nesimato, pavadinimas Norna. Ir dar labai patiko, kad yra aprašymas šios žvakės, instrukcija, kaip naudoti. Va, tokia ilga didelė. Ši žvakė dega 40 valandų. Yra pagaminta iš natūralaus sojų vaško ir tai yra visiškai natūralus produktas. Ir dar pažiūrėkit, koks gražus rudos spalvos ir su kažkokiu palramutru, gal tas spalvyti, buvo įpakuota ši žvakė. Tikrai labai gražiai apgalvota pati pakuotė. Ir kokia yra šios žvakės idėja, nes tai nėra labai paprasta žvakė. Šios žvakės, deginančias žvakės, mes galime kaip ir atlikti tam tikrus ritualus. Ir pavyzdžiui, jeigu mes manome, kad mums kažkas nesiseka ir norime, kad pradėtų sektis, mums tai reikia iš gausaus asortimento rinkti tokią žvakę, kuri turėtų būtent tokį apibūdinimą, kad štai, jeigu jums nesiseka, jūs norite sėkmės, uždekite tokią ir tokią žvakę ir pamastykite apie savo norimą sėkmę ir galbūt tikrai ta sėkmė atvyks pas jūs į namus ar į jūsų gyvenimą. Tai štai, ši ypatingoji žvakė yra Norna ir Skandinavijos mitologijoje yra deivės, 3 Nornos, kurios yra atsakingos būtent už žmogaus likimą. Tad deginant šią žvakę mes pritrauksime asmeninę sėkmę, galime pakreipti įvykius mums norimą linkme, galime suteikti pasitikėjimo daugiau savimi. Tai bet dar ką norėjau pasakyti, kad šios žvakės kvapas yra nuostabus. Susipina rytietiškas skonis, prieskonių mišinys, kažkoksai juntamas cinamono kvapas ir mangas. Ir dar tarp kitko man labai įdomu, kaip yra apibūdinamas mangas, kad mangas yra kaip ir atsakingas už jūsų meilę ir leidžia atsiskleisti jūsų kažkokiems užslėptiems talentams. Tai va, tikrai labai įdomu ir deginančią žvakę būtent instrukcijoje yra nurodytas specialus ritualas, kaip reikia tai atlikti. Na, aš jums galiu šiek tiek paskaityti, pakomentuoti apie šią žvakę, nes ši žvakė man labiausiai patiko. Tai va, ir toks yra ritualas, kad mums prieš įsijaučiant į visas magiškas žvakės galias reikia apmastyti, kokie yra konkretūs jūsų tikslai, kas jums gyvenime geriausiai sekasi, paklausti savęs, kas labiausiai mus liūdina, o kas labiausiai mums teikia džiaugsmą. Nuoširdžiai suvokti savo paties stiprybės ir trūkumus. Ir taip pat tokiu būdu galima įgyti daugiau pasitikėjimo, apgalvojant tuos visus trūkumus ir jau žinoma dirbant ties ta vieta. Ir dar reikia deginančią žvakę kalbėti afirmaciją. Tai ten daug tokių frazių, aš jų tikrai dabar neskaitysiu, bet iš tikrųjų aš realiai apie tokias žvakes net nebuvau girdėjus ir man tai yra naujiena, nežinau, gal kitos kompanijos taip pat kažką turi panašaus, bet kad tu gali deginti žvakę ir atlikti kaip ir kažkokį ritualą, tai man buvo tikrai naujiena. Tai va, aš esu labai patenkinta šią žvakę ir turiu dar ne vieną. Dar turiu štai tokią žvakę frigę, irgi viskas yra tas pats, toks pat įpakavimas kaip šis.
Tik jau šios žvakės paskirtis yra kitokia. Frigė yra atsakinga už jūsų namų židinį, kad nebūtų jokių pykčių, kad jaustumėte patį geriausią jausmą gyvenant savo šeimoje. Jūsų namus apsaugos nuo kažkokių negerų minčių, pykčių ar net netinkamų žmonių. Taip, kad deginančią žvakę vėlgi reikia atlikti ritualą, kuris yra aprašytas lygiai tokioje pačioje instrukcijoje, kaip prieš tai minėtoj. Ir tada tikrai vėlgi galime tikėtis, kad mes būsime apsaugoti ir mūsų namai bus tikra mūrinė siena, per kurią nepraeis jokios blogos mintys ir negandos bei blogi žmonės. Taip pat ši kompanija turi, pažiūrėkit, jau šiek tiek kitokią pakuotę. Čia yra žvakutės. Tai parodysiu, kaip jums atrodo. Tai vėlgi yra tokia pati pakuotė, instrukcija, būtent apibūdinanti šią specifinę žvakučių rūšį. Jos spalvytė yra tokia labai graži, žalia, ne pati sodriausia. Kvapas man taip primena kaip ir kedrus, medį kažkokį. Yra šiek tiek specifinis kvapas, bet kas yra svarbiausia, kad šios žvakutės freiras yra atsakingos už finansus. Taip, kad jeigu jūs turite kažkokių problemų su finansais ir norite išspręsti tas problemas, nemokate tvarkyti su pinigais, nemokate planuoti savo išlaidų bei pajamų, reikia deginti namuose šias žvakutės. Ir jos taip pat turi padėti mums išmokti dirbti su pinigais, juos kontroliuoti, na ir žinoma pritraukti jų didesnę sumą į namus, į jūsų piniginę. Taip pat turiu Norną, tai jau minėtoji štai šioji mano žvakutė, tai jos yra baltos spalvos, vėlgi pakavimas nieko nesiskiria, tik skiriasi instrukcija viduje ir štai nuostabaus kvapo žvakutės. Ir aprašas tikrai yra tas pats, kad jos yra atsakingos už jūsų asmeninę laimę. Na ir štai paskutiniai 4 produktai, tai yra smilkalai. Kaip matote, visi yra gražiai surišti su tokiu nuostabiu raištuku ir taip pat yra instrukcija. Ir jie yra iš tikrųjų skirtingų ilgių. Va šitas trumputis, šitas irgi matote trumputis, va šitie yra ilgi, šitie yra trumpesni. Tai ant šito nėra aprašo, nes jis jau nukrito. Realiai aš jau buvau jums nufilmavus šį filmuką, kai pamačiau, kad vėlgi visą laiką žiūrėjau ne į tą pusę, kur man reikėjo žiūrėti. Tad aš tiesiog nebeužsegiau to aprašo. Tad parodysiu, kaip jis dar atrodo. Tai štai tas pats, matote, gražus. Tikrai labai gražiai supintas šniurelis, vėlgi instrukcija ir jinai yra realiai šiek tiek didesnė negu žvakių, kas mane taip pat nustebino. Pažiūrėkite, kiek yra teksto. Ir šie smilkalai smilksta iki 40 minučių. Ir aš savo rankoje laikau pavadinimą kvasyras. Šie smilkalai yra atsakingi už jūsų vidinį pasaulį, už jūsų harmoniją su savimi, už įtampos sumažinimą, streso nebuvimą arba jo tiesiog pašalinimą, įtampos kažkokį kontroliavimą. Tai tiesiog irgi ritualas būtent dėl jūsų pačių, kad jūs patys gerai jaustumėtės. Ir šioje instrukcijoje aprašyta apie tai, kaip reikia naudoti smilkalus, jų tokia šiokia mini istorija, prieš istorija, taip pat sudėtis būtent minėtojo kvasyro ir ritualas. Aš kaip supratau, yra iš tikrųjų svarbiausia teisingai atlikti ritualą, norint, kad tos jūsų svajonės ar kažkokie nerimai išeitų ir viskas išsipildytų. Tai tai šie smilkaliukai, kaip matote, taip pat yra originaliai supakuoti ir labai fainas toksai kamštelis. Dabar rankoje laikau idūną.
Kaip matote, tai yra didesni smilkalai ir jie atsakingi už jūsų jaunatvišką grožį, spindesį, už romantiškus santykius, jeigu turite ten mylimą žmogų ir taip toliau. Ir jeigu norite atgaivinti savo kūną ir sielą. Na ir čia laikau rankose Norną ir Frigę, jau šiame filmuke minėjau apie Nornos visas skleidžiamas savybės ir apie Frigę. O dar kitas yra nuostabus dalykas, kad aš šiandien skelbiu jums pirmąjį savo kanalo istoriją konkursą. Ir pažiūrėkite, ką aš laikau rankose. Ir tai, ką aš laikau savo rankose, net normaliai negaliu sučiupti, aš jums padovanosiu. Taip, mano mylimi žiūrovai, jūs gausite dovanų šias nuostabes žvakeles ir smilkalus. Ir aš esu labai dar jums dėkinga, kad jūs mane intensyviai sekate, prenumeruojate. Aš turiu jau daugiau nei 1000 prenumeratorių, tai tikrai didelis ačiū jums visiems, kurie mane stebite, palaikote, komentuojate ir, žinoma, kaip minėjau, prenumeruojate. Tai va, ta proga aš norėčiau paskelbti konkursą. Ilgai galvojau, kaip turėtų atrodyti tas konkursas, daug idėjų galvoje neturėjau. Ir galbūt jūs turėsite daugiau idėjų ir norėsite palikti komentarą. Labai prašau, palikite komentarą po šio filmuko, nes ateityje darysiu ne vieną konkursą ir tiesiog norėčiau tą konkursą surinkti tokį, kuris būtų įdomus jums. Taigi, bet šiandien mano konkurso sąlygos yra labai paprastos. Jūs turite būti mano prenumeratorius, o kaipgi kitaip. Jūs turite užeiti į mano Facebooko puslapį, gyvenimo spalvos, palaikinti, na ir užeiti į kitą mano nagučių Facebooko puslapį ir taip pat jį palaikinti. Tai yra visiškai nesunkios užduotėlės ir aš nugalėtoją skelbsiu po savaitės ir tikiuosi, jūs taip pat džiaugsitės šiomis nuostabiomis dovanėlėmis, kaip aš džiaugiuosi. Prašau, intensyviai dalyvaukite mano konkursėlį ir šios dovanėlės gausite jūs. Ačiū už jūsų dėmesį ir iki kitų susitikimų. Iki!